Sveiki gerbimieji. Jau, kaip sakoma, ruduo ateina pilnų pajėgumų, greitai jau ateis ir žiema, dėl to turim nemažai pakankamai darbo, kadangi žmonės ruošiasi, ypač dabar startuoja eilinė paramos, kaip sakoma, atranka, kur valstybė kaip moka paramos už montavimo oros vanduo sistemos. Ir dėl to turim tikrai daug užsakymų, turim nemažai darbo ir dabar irgi važiuoju pas klientus. Tai kad darbo turim daug, bet norėjau truputį pašnekėti ir apie tokį dalyką, kadangi kasdien aš gaunu tokių skambučių, kasdien tikrai. Ir truputį pašnekėti, kad truputį žmonės suprastų apie ką aš šnekėsiu. Dalykas tame, kad kasdien aš gaunu skambučių, kada žmonės skambino, sako, susidūrė su kažkokiam problemom dėl šilumos siurblio kondicionierių, bet dažnai, aišku, irgi šilumos siurblio oras vanduo. Ir kada aš pradedu klausti, ar ten, kur jūs pirkot, kas sumontavo, ten pradeda šnekėti, kad ten kažkoks ten Petras ten sumontavo, dabar nekelia ragelę, žodžiu, neatsako į skambučius ir žinutės, visiškai nereaguoja, o įranga dirba nekorektiškai arba yra kažkokios problemos su įranga. Ir tada skambino man, sako, aš matau, kad jūs prikiavot irgi tokį įrangą, gal galit padėti. Deja, bet neturim visą pirmą laiko, sakysim, dirbti su svetima įranga, kur buvo sumontuota arba parduota kažkas. Dirbom dabar tik su savo įranga, kuri pardavinėjom, kadangi daug turim užsakymų, daug turim darbų. Ne visur spėjom, kaip sakoma, ir kažką tai padėti kitiems, nors, aišku, noras yra. Ir aš iš žmoniškas pusės visus jūsų suprantu, kad ateina jau dabar laukia, kaip sakoma, nešilta, jau reikia kurianti, šildyti savo pastatą, o jeigu atsiranda kažkokia problema su šildinimo įranga, tai aišku, nemalonu sėdėti ir šalti, jo. Tai kad tikrai žmoniškas pusės aš norėčiau jums visiems padėti, bet dėja, žinokit, žmonės turiu irgi savo įsipareigojimus, būtent įsipareigojimus, kuris aš daviau savo klientams, dėl to aš turiu jų vykdyti. Ir neturiu laiko, kaip sakoma, visiems padėti, kaip ir norėčiau. Bet noriu jums irgi pasakyti ir palinkėti, kad supraskite vieną, kad tokį daiktą kaip šilumos siurblio oras vanduo, čia nėra duonos gabalas, kada jūs, pavyzdžiui, nupirkot, suvalgėt ir pamiršot, ne? Čia tokia įranga, su kuria jūs gyvensit, 10, 12, 15 metų jūs gyvensit su šitą įrangą. Ir žinoma, kokia nebūtų ta įranga patikima, kokia nebūtų jie, kaip sakome, gera kokybiška, vis tiek susidursi su nedideliom, mažesniom kažkokiam problemom. Sakysim, kažkur tai užstrigo kažkokią programą. Reikia, kaip sakoma, paleisti iš naujo tą programą, perprogramuoti. Kažkoks ten nesvarbus daviklėlis parėjo ir, žodžiu, nemato ten signalo kažkokio ir viską, jie nedirbo korektiškai. Kažkur tai kažkokia tarpinė su laiku jau, kaip sakoma, jau praleidžia vandenį, kažkur tai lašo vanduo, dar kažką. Tai, žodžiu, čia sudėtinga gana sistema, kuria reikalauja aptarnavimo. Taip pat, kad reikalauja aptarnavimo jūsų automobilius. Nesvarbu, ar jūs nupirkot pačią patikimiausią automobilį, vis tiek ten reikia jums keisti tepalus, keisti padangos, šarnyrus kažkokius, dar kažką, tai aptarnauti tą mašiną. Be aptarnavimo nedirba joks, kaip sakoma, renginys. Dėl to irgi šilumos siurblį reikia aptarnauti, kažkokius smulkmenas remontus padaryti, kažkokius profilaktikos padaryti. Čia yra normalu. Ir kada jūs perkat, ieško tik pagal kainą, kad, pavyzdžiui, kažkoks ten Petras arba ten dar kažkoks pardavėjas, montuotojas jums pardavė papigiai tą įrangą. Supraskit vieną dalyką, kad tas montuotojas jis paėmė, uždirbo savo kapeiką ir jūs iškart pamiršo apie jūsų. Viskas, jis pamiršo, jis uždirbo kažkokią kapeiką ir jis pamiršo, viskas, viso gera. Jis nekels ragelį, jis neatsakinės jūsų skambučius, kadangi jis nenori dirbti į minusą. Jis neuždirba ant jūsų kažkokių didesnių pinigų, kadangi jis nori tada priimti atsakomybę, važiuoti, konsultuoti jūsų, spręsti jūsų problemas. Ne, jis ten gavo ten kažkokią kopeiką, pardavė jums papigiai tą įrangą ir jis viskas pamiršo apie jūsų ir jums irgi nereikia statyti kažkokius daryti iliuzijos, kad kažkoks žmogus, kuris ten pardavė papigiai jums įrangą, jūs po to prisijims kažkokios atsakomybės dėl tos įrangos, stengtis jums visada padėti, atvažiuoti į pagalbą, kuo greičiau spręsti jūsų problemų su ta įranga. Ne, viskas pamirškite. Supraskit vieną, kad jeigu bet kokios specialybės žmogus, sakysim, teisininkas, daktaras, ten
kirpėjas tas pats, tas, kaip sakoma, santechnikas arba ten kokiu ten, kaip sakoma, kitos specialybės darbuotojas, jeigu jis labai geras, jeigu jis profesionalus, jeigu jis visą pirma turi daug klientų ir jis nedirba už kopeikos, jis nebus niekada pats pigiausias rinkoje, supraskite, jo? Jeigu žmogus turi savo vertę, žino, kad jis gerai daro, turi gerus atsiliepimus, turi užsakymų gerų, jis niekada jums nesiūlys savo paslaugus už kopeikos. Tai, kad skupas moka dvigubai, čia tikrai yra tas dalykas, tai aš nesnekau dėl to, kad, pavyzdžiui, pirkit pas mane, būtent galit pirkti pas kitus, bet irgi žiūrėkit, kas yra pardavėjas. Žiūrėkit jo istoriją. Ar jis ten nedirba 5 metus į nuostolius, ar nėra tokia įmonė, kurie ten nustolinga, arba turi kažkokių finansinių problemų, arba kokių teisinių problemų, arba turi kažkokių ten neaiškų atsiliepimų, arba labai blogų atsiliepimų, žodžiu, dauguma, jo. Ir jūs žinokit, pas ką perkat, su kom jūs susidarnėjat, kaip sakoma, tą sutartį, ir kad nebūtų ateičiai turėtų problemus, ir aš vėl negaučiau kiekvieną dieną tokių skambučių, kad kažkas pardavė, dabar su manim nebendrauja, kažkas blogai veikia ir jis nekonsultuoja, negali man padėti, ir ar galite jūs man padėti. Supraskite vieną dalyką, kad visada perkant tokią įrangą, jūs žiūrėkit, pas ką perkat, ir turėti, ar tas žmogus arba ta įmonė turi įsipareigojimus tokius, jis laikosi savo įsipareigojimus, jums stengsis visada padėti, sutvarkyti jūsų įrangą, kuo greičiau, kokybiškai, su mažesniom sąnaudoms. Tai visada rinkitės tą įmonę, kadangi su ta įranga, oras vanduo ypač, jūs gyvensit ilgas laikotarpį, ir jums reikės jie ir aptarnauti, ir prižiūrėti, ir dėl to, kad neturėti, kaip sakoma, dėl 20-30 eurų, kurie susitaupėt, po to problemas didelės ir galvos skausmas, tai visada, kaip sakoma, panalizuokit, kad ar verta sutaupyti porą 10, 20, 50 eurų, kad po to turėti visokių didesnių žymiai problemų ir išlaidų. Tai, kad visiems linkiu geros dienos, geros nuotaikos, ir iki sekančio karto. Su jumis buvo komfortobūstas.lt ir Valdemaras. Ačiū visiems, geros dienos. Paka.